Tai, manau, galima pabandyti primityvų trumpą planą sukurti pasitelkiant būtent įrankius, kurie yra šioje platformoje. Tai per daug sudėtingai mums nereikia ir tiesiog patį principą apibrėžti kalendorinį grafiką ir pažiūrėti, kaip ši platforma kokias funkcijas pasiūlo. Sukuriama užduotis ir tada nurodoma, kiek ta užduotis pas mus, koks jos gyvavimo laikas, kiek jinai funkcionuoja ir tada turbūt galima pasirinkti tam tikrą informaciją. Edit task ir galima prašyti pagrindinius parametrus. Šiuo atveju galim prisekt turbūt ir tam tikrą informaciją iš modelių ir įsivardinti tam tikrus parametrus add reference ir iš čia galim pasirinkti failą ir atsidaryti failą iš projektavimo skilties. Tai kaip minėjau, patalpinsiu tada ir informuosiu apie tą bazinį supaprastintą namuką, kad turėtumėt jau duomenis, su kuriais galėtumėt atlikti tam tikrus veiksmus.